baisusis folikulitas. Kaipgi jis atsiranda, kodėl jis atsiranda, kaip jo išvengti. Iš tikrųjų, niekada neturėjome tokio klausimo iš savo klienčių mums, todėl kad po mūsų procedūrų tokio dalyko neatsitinka. Aš nešneku apie periferiklinę edemą, kuri yra labai natūrali po lazerio. Aš šneku apie tikrą folikulitą. Pastaruoju metu sulaukėme kelių skambučių, kurie mus šiek tiek nustebino, dėl to ir darome šią temą video, nes klientai tiesiog skambina ir klausia, kiekgi jiems atsiauginti plaukelę prieš lazerinę procedūrą. Na, o mes drąsiai sakome, kad reikia nusiskusti. O klientų klausimas būna tai, kaipgi jūs paskui pašalinsite man tuos plaukus vašku. Taigi, išsiaiškinus situaciją, mes supratome, kad dėja labai daug klientų eina, ieško procedūrų pigiau ir dėja atranda jas tik tais kažkur tais pogrindyje arba apskritai pas nekompetentingus specialistus, kurie dirbdami su kiniškais lazeriais, tam, kad bent kažkokį efektyvumą parodyti klientui, prieš tai plaukus šalina vašku. To daryti griežtai negalima. Pasiskolinkit žemyn, pasižiūrėkit mūsų video, kodėl to daryti griežtai negalima. Tačiau tie meistrai, tie specialistai, kurių neapsiverčia liežuvis specialistais pavadinti, tam, kad bent jau atpirktų savo pigaus aparato kainą, vis tiek nori privilioti tą klientą ir jį sulaikyti bent kiek įmanoma ilgiau. O klientą įmanoma išlaikyti ilgiau, tik tais jeigu jis mato rezultatą. O jūs rezultatą matote tik tais nuo to, kad jums vašku pašalina plaukus. Todėl, kad kai nėra plauko stiebo, jokia lazerinė ar fotoepiliacija nebus veiksminga. Jūs tiesiog einate į procedūrą vašku, o mokote už lazerinę procedūrą. Taigi, didelis ačiū jums, gerbiamos kosmetologės, kurios siunčiate, edukuojate klientą ir norite, kad jis daugiau žinotų. Ir labai didelis ačiū jums, gerbiamosios klientės, kad vis dėlto su tokiais klausimais jūs kreipiatės pas mus. O mes visuomet stengiamės kuo įmanoma gražiau jums atsakyti, kompetentingiau ir netgi, kaip matote, darome video šią temą, nes pastebėjome, kad kažkodėl būtent pastaruoju metu sulaukime labai daug tokių skambučių. Taigi, sekite mus, kad žinotumėte visą reikalingą informaciją apie plaukų šalinimą visam gyvenimui arba ilgalaikiam.